Žiūrėkit, mūsų pusryčiai. Su porcijom ne tik Amerikoje praliotinam, bet ir čia nai. Nieko, man tai čia kaip tik man 2 dienom pavalgyti. So good. Ir sako, kad negalima trinti su lasdelėmis. Soliukas roller coasteris primesk. Sukirtom tų bliūdus ramenų didžiausių. Atėjom į eilę. Kas čia bus? Team Labs. Team Labs. Čia bus žiauru. Man kirpėja sakė, čia būtinai turi. Man atrodo, čia Squid Game bus. Va tai va visus sustatė į takelius. Liepia nusim batus primesk. Tirkėtai, kad neslysta. Nes apačioj kilimas. Nu, kas čia mūsų laukia? Wow. Kas čia vyksta? Oh my god. Nesuprantu, kas vyksta, hebra. Pažiūrėk. Oh my god. Ai, čia žiūrėk žuvis. Oh my god. Atrodo, kad plaukia žuvis spalvotas. Man patinka Japonija. What? Kai crazy. Atrodo tikrai tikras žuvis. Bet žiūrėk. Matai? Nu, bet čia tik projekcijos, iš tikro netikras žuvis. Bet žiauriai kietai atrodo. Kitas kambarys. Burbulinis kambarys. Gali nufotkint mane. Pažiūrėk, pažiūrėk. What the hell? Oh my god. Taip įsivaizduoju ateivių žemę. Labai gražu, labai fainai, labai patiko, rekomenduojam. Jo, Team Labs. Eikit su mamom turėtų labai patiko. 25 eurai vienam, na tai kaina toksai vidutinė kaina, bet palyginus su Amerikos visom pramogom, cheap as fuck. Dabar jaučiuosi kaip tokios terapijos, ramybė tokia. Jo, ne. Kaip po spa. Ką, dabar baigtas ramybės? Pirmą kartą bandysim vending mašiną Japonijoje. Tokie kėdukai pas bičių. Crazy. Davai šitą man. Euras šiam. Oi, 100 šiam. Šitų. Pažiūrėk, kaip atrodo. Geras? Šiok žalia arbatą? Aha. Bet nesaldi nieko. Aš tai gersiu, nori kitą? Biški saldumo trūks. Žiūrėk, aš jau mačiau. Nieko priprasiu. Gerai. Primeskit, čia net metro langus va tai va valo. Tiesiog su skuduriuku. Langai švaresni nei pas mus namie. Super clean. Visiškai spotless langai. Žiūrėkit, tikro dydžio Gundam. Įgarsinau, kas čia yra, nes tuo momentu neatsiminiau, kaip vadinasi. Turėjau paguglinti. Gundam. Gundam. Jo? Gundam. Jo, aš nematęs to serialo, bet atrodo tai krūtai. Atvarėm į turtingą rajoną. Turčiam shoppingas. Pirksi kažką? Ne. Beveik 6 milijonai jenų. Bet dar čia gali tax free shoppintis, jeigu esi ne iš Japonijos ir gauni 10% nuolaidą. Tai 37 500 eurų kainuoja. Čia eskalatorius su raudonais šitais Uniqlo Bag Secure. Ir dar nekart nepasakėm arigato gozaimasu. Jis pamiršta, kaip veiks. Arigato gozaimasu. Arigatou gozaimasu.
Jau koks žiaurus. Man atrodo, first supercar, kurią matau. Nu, davai, gazuok. GT3 RS-as. Žiauru. Nissanas turi formulę. Ai, čia gal formulė I. Elektrinė tipo. Aš nelabai suprantu šitų dalykų. Čia gali kavos užsisakyti ir tau paberstys Nissaną. Čia toksai konceptinis, bet nepaleis tokio. Nissan Hyperpunk. Šviečia viskas, vau. Čia viena iš tų sankryžų, kur gali eit. Įstrižai, belia kaip visi, bet kur vaikšto. Grybukas kviečia į kazinkę kažkokią. Čia Uno žaidžiu. Adik. Va, big camera. 7 aukštai camera gear. Gal to telika 115 colių. Čia mano dream shopas. Pažiūrėk, čia kiek visko yra. Kur naisim? Nesuprantu. Čia realiai tech AliExpressas, pažiūrėk, visokie stabilizatoriai, objektyvukai telefonam. 10 aukštų visokių tech gadgetų. Negaliu patikėti. Tu pažiūrėk, mums reikia tokio namo. Atsistok prie pat. 115 colių. Nelabai matos dydis, bet insane. Pažiūrėk, kiek skirtingų Uno. Čia visos juodas. Nėra paprastų. Va, čia iš tikrųjų šiandien matėm tikro dydžio. Pažiūrėk, tokia puzlė. Blue Eyes White Dragon. Puzlė. Paminė, kai mane mokinai žaisti Yu-Gi-Oh. Jo. Aš dėjau esu mokinęs žaisti Yu-Gi-Oh. O dabar parodė, kaip gamina Fortnite vaikai. O, gal man tikrai keyboardą nusipirk kokį. Šitokio norėjau. Čia visokių kompo partų, keisų, visokių kulerių. Viską ateini iškart nusipirki, nereikia užsakinėti. Tipo, yra sudėti objektyvai ir visus gali pasibandyti ant savo kameros. Arba tiesiog pabandyti ant kameros tokios. Crazy. Ir dar visiems, kadangi tax free 10% nuolaida. Aš nežinau, kas čia yra, bet aš noriu pirkti. Kas čia yra? Dar nuperkam patikrinti. Kiek, ne? Va, radom video, kas čia yra. Tiesiog šviečiantis pagaliukas. Gali tokį teleskopą nusipirkti, nufotkint Meko wallpaperį seną. Apsimetu, kad bandau wireless chargerį, iš tikro kraunas telefoną, nes 4% liko. Debra, toks meniu, ką imt? Kas čia? Gerai, kad turim translatorį. Čia chicken skin. Čia kažkoks komplektas. Ok, šiaip sunkiai sekės užsisakyti, nes nežinau meniu ir padavėjas nemoka angliškai. Užsakėm kažkokį gėrimą, nukopinom nuo tenai, nuo tos panos, nes nežinom kaip ką sakyti, jis nieko nesuprato. Šreko vanduo. Jokio saldumo, nieko nėra. Ir atnešė tokių salotų. Tau irgi tai buvo, pameni? Tai makukina. Ir tu mane padėjai. Nu tai jam irgi nieks nepadeda. Jis gerai čia kukina, kaip tik atnešė pirmą patieką galiuką. Nu gerai, šitas iš išorės atrodo, kad pataikėm gerai. Tiek, skanu. Labai karštą. Nu ką, pirmą kartą pavalgėm japoniškam restorane, kur neįmanoma buvo suprasti meniu, nes jisai crazy parašytas su anime visokiais paveiksliukais ir nieks nekalba angliškai ir neįmanoma per translatorį išsiversti, nes šriftas dar įmestas toksai crazy ir nenuskaito to šrifto. Nežinau, ką mes valgėm, šiaip visai decent. O ir dabar esam tokiam rajone, kur čia visi juda dabar. Ir jau vienam negerai. Belia kiek žmonių, metruškės jau nebeveikia. Iki namų eit valandą, jeigu ką. Ja, tai su taksu grįšim. Gal įdomu irgi pabandyti? Gal ir įdomu. Atvarėm į Megadon Kujotę parduotuvę, dirbanti 24 valandas, tai dabar, kai mes čia vaikščiom, vienintelis dalykas, kuris dirba. Ir čia yra, nežinau, gal 8-10 aukštų parduotuvė, kurioje gali nusipirkti visokių japoniškų nesąmonių. Tai greita apžvalga, ką čia galima nusipirkti. Tik jie pistacijos arba tokie vat skustukai šitų vat pop žvaigždžių. Arba Helovino kaukės, o gal jums reikia KitKato visokiausių skonių. Arba stikas SPF-as, o gal Pikachu koinės įvairiausių rūšių veipai.
Breathe air. You don't need a vape. O gal elastinės tokios kelnytės. Apačioj visokio maisto skyrius. Pažiūrėk, nuo šitų va tokių mesiukų gali pasikepti. Gali tada tokį desertą paimti. O gal tu nori japoniškų tokių Pringlesų? Vynuogių? O gal Popstars ramenų tokių visokių? O gal Pokemonų kažko? Nežinau kas čia. O gal tokių va lašišas? Nežinau, hebra, kas yra. O gal tokių va ramenų visokių. Tokius Lietuvoje, man atrodo, yra. Čia €25. Vos nepamečiau. O gal tokį gėrimą skardinė, bet ne skardinė. Gal rožinio tualetinio popieriaus. O gal tokio pleistro, kad neįsižiotum kaip miegi. Gal Louis Vuittono piniginės. O gal Adidas Samba. Prisiminkit, mes dar toj pačioj pardėjęs. Ir dabar yra po 1:18 nakties. Gal tokio fake maisto? O gal žaislinį autobusą? O gal tokį, kur užsidedi ant kaklo ir tave šaldo? Čia realiai yra arčiausiai tikro AliExpresso, kiek gali būti šitą pardę. Gal žuvies penalo? Primetei šulę ateini, tokį ant stalo. Čia pieštukai, flamastė. Aš tikrai eičiau dabar į mokyklą tokį pasimčiau savo. Kreis dar yra mažesnis, jeigu nori. Katana kardas, bet iš tikro skėdės. Nu ką, išėjom, primeskit apie visus aukštus ir nieko nenusipirko. Čia, nes paskutinę dieną aš eisiu suvežimo ir viską krausiu. Aš skip, man atrodo. O žiūrėkit, kaip užveža čia prekes. Visa fūra atvažiavo, antrą nakties, užveža prekių. Einam tiesiog skersai va tai per perėją. Čia turėtų būti beveik kiek daug žmonių, bet kadangi naktis, nieko nėra. Tai mes jau beveik vieni einam. Aš mačiau tik tokius, kodėl visi žmonės taip hypina šitą šiturą perėją. Čia tiesiog perėja. Jo. Kodėl sako, kad čia busiest street ever. Labai busy dabar. Jei, perėjom. Pirmą kartą perėjau, įstrižau į gatvės. Kad grįžt namo išsikvietėm taksą, bandysim grįžt. In 2 minutes. Kažkur turėtų varyti. Čia tų taksų tai begalybė. Nespėjau nufilmuoti, kai bėgom, nes buvo chaos. Tokia mašina. Opa. Pirmeskit, net čekį davė. Kainavo 3400 jenų. Kas yra 2 eurai. Tai beveik kiek taksas kainavo. Važiavom 11 minučių. Na, bet jie tu naudojas. Jaučiu gal naktį net brangiau. Čia sako, tipo, jeigu lieki mieste po 12, tai committing būt iki 5 ryto, kad grįžtum su traukiniu, nes 5 pradeda važinėti traukiniai vėl. Tai mes grįžom su taksu už 2 eurus. Polas ką pirko mieste. Taigi. Dėma pirko filtro laikiklį ant telefono, telefono laikiklį ant stovo, filtrą, kuris padaro tokius flerus, 3 poras kojinių, maikę su bangom, maikę su Mountain Fuji, džempą, Cavs ir Uniqlo kolebą. That's it, guys. Labanakt.